Senovinės faraonų piramidės. Ar jos tik milžiniškos kapavietės? Piramidės didžiulis inžinerijos paminklas. O gal tikroji jų paskirtis visai nežemiška? Piramidės didingi kosminiai laivai. Gal akmens blokų statiniai laivai turėjo pervežti faraonų sielas su visais turtais į tolimą dangaus karalystę. Buvo tikima, kad faraonas keliaus į žvaigždynus. Kaip ir kodėl piramidės buvo pastatytos? Ar galėtų kas padėti atskleisti šią didingą paslaptį? Tokio tipo ryšį su žvaigždėmis turinčios šachtos aptinkamos tik Cheopso piramidėje. Leisdamiesi į kelią nuo deginančių Egipto smėlynų iki tolimų mūsų galaktikos šviesulių, galiausiai atskleiskime tūkstantmečių senumo paslaptis. Ar Gizos piramidės susijusios su visata? Senoviniai galvosūkiai paskendo visagalių laiko migloje. Galbūt pažvelgus į dangų, jie pagaliau galėtų būti išspręsti. Visa tiesa kažkur čia, tarp žvaigždžių. Vietoje, kurią vadiname visata. Gizos piramidės – mistiški Egipto smėlio dykumose stūksantys akmeniniai statiniai. Šie įspūdingi inžineriniai paminklai vis dar kelia pagarbą ir nuostabą. Be to, piramidė saugo vieną seniausių žmonijos paslapčių. Ar galėjo jos būti jungtis tarp žemės ir nepažįstamos visatos virš galvų? Tiesą sakant, žiūrėdami į piramides, matote įspūdingus kosminius laivus. Jei kada valdovas tokioje piramidėje, tokiame kosminėme laive prisikeltų, neabejotinai išgyventų mirusiųjų pasaulyje. Tikrai žinome, kad šie gluminantys paminklai prieš 500 tūkstantmečio valdžiusios 4-osios Egipto dinastijos faraonų kapų antkapiai. Cheopso piramidė – didžiausia iš 3 Gizos piramidžių, laikoma vienu iš 7 senovės pasaulio stebuklų. Ji pastatyta galingiausiam senosios karalystės valdovui faraonui Cheopsui. Antroji pagal dydį skirta jo sūnui Chefrenui, o mažiausioji anūkui Mikerinui. 4 tūkstantmečius Cheopso piramidė buvo aukščiausia žmogaus statinys pasaulyje. Iš 2 milijonų akmens blokų sudėtas įspūdingas pastatas plotu prilygsta 7 miesto kvartalams. Baigtas šedevras buvo padengtas spindinčia balta klintimi, o jo viršūnės luitai auksu. Kas skatino senovės civilizaciją kurti tokius didingus kapus? Ir ar tikrai piramidės kapai? O gal Gizos piramidžių tikslas daug didingesnis? Piramidės buvo svarbiausios laidojimo vietos, kuriuose ne tik buvo laikomi sarkofagai su faraonų palaikais. Jos turėjo ir simbolinę prasmę – padėti valdovų sieloms pasiekti galutinį tikslą. Ar piramidės statytos kaip kosminiai laivai turėjo perkelti faraonus į amžinybę? O kokią pomirtinę visatą egiptiečiai tikėjo esant? Kadaise šiuose kapuose užmūryti palaikai bei turtai metams bėgant buvo išplėšti. O rašytinių šaltinių apie statybą neišliko. Jokių įrodymų. Norint į šias mįsles įminti egiptologai, žvilgsnį kreipia į dangų.
Senovės egiptiečiams dangus buvo neįtikėtinai svarbus. Įsivaizduokite pasaulį be elektros, kai netrukdo dirbtinės šviesos, naktimis žvaigždės puikiai matomos. Virš galvos regite paukščių taką, jis rodos čia pat ranka pasiekiamas. Mįslingų užuominų apie piramidžių sąsają su dangumi aptinkama jų tekstuose. Laidotuvių ritualų ir užkeikimų įrantuose, įrėžtuose vėlesnių 5 dinastijos statinių sienose. Rašyti piramidėse imta įpusėjus 5 dinastijai, praėjus galbūt 150–200 metų po 4 pabaigos. Tačiau galime spėti, kad tekstuose atsispindi ir protėviams svarbus dalykai. Religiniai pasakojimai aprašo tiesiai į šiaurinę padangę keliaujantį ir tarp nemariųjų gyvenantį faraoną. Nemariosios niekada už horizonto nenusileidžiančios šiaurinės žvaigždės. Po mirties faraono sielai esą skirta gyventi tarp šių amžinų, nemirtingas dievybės simbolizuojančių šviesulių. Miręs faraonas buvo laikomas dievų pasiuntiniu, kuriam lemta keliauti į dangų, virsti dangiškąją būtybę ir drauge su jau čia anksčiau patekusiais dalyvauti kosminės sąrangos įvykiuose. Vis dėlto, kaip piramidės turėjo padėti faraonui su visais įkapių turtais pasiekti visatos tolybes. Kasinėjimus Gizos plynaukštėje pradėję archeologai padarė stulbinamą atradimą. Visų 3 piramidžių sienos itin tiksliai nukreiptos į 4 pasaulio šalis – šiaurę bei pietus, vakarus bei rytus. Dar daugiau, kiekvieno statinio įėjimas atsiveria į šiaurę meistrišku tikslumu, su nedidesne nei 1/10 laipsnio paklaida. Ar šios beveik tobulos sąsajos tai yra sutapimas, ar vis dėlto apskaičiuotos? Ir koks tikslas? Čia Gizos plynaukštė. Na, bent jau modelis. Štai 3 Gizos piramidės. Didžiausia Cheopso, šiek tiek mažesnė Chefreno ir pati mažiausia Mikerino. Joms būdinga viena bendra savybė. Visų įėjimai yra šiaurinėje pusėje. Kiekvienoje piramidėje už šiaurinių durų prasideda ilgas nuožulnus tunelis, laidojimo patalpos link. Joje kadaise buvo saugomi faraono palaikai. Koridoriai itin milžiniški, į šiaurinį dangaus skliautą nukreipti teleskopai. Gal šiaurinės durys ir koridoriai už jų įrengti kaip kosminiai vartai į žvaigždes? Dažnai sakoma, kad tunelis driekiasi žemyn, tačiau sielos atžvilgiu jis kyla aukštyn. Nukreiptas į šiaurę, į šiaurinės nenusileidžiančias žvaigždes. Vienas iš įsitikinimų apie pomirtinį gyvenimą, jog siela prisijungia prie nemariųjų žvaigždžių. Kitaip tariant, siela neturi fizinio pavidalo, tad negali dar kartą mirti. Ji nemirtinga. O mums belieka tik spėlioti, ar būtent tokia ir buvo 3 bei 4 dinastijų piramidžių idėja. Senovės egiptiečiai neturėjo nei padėties nustatymo sistemos, nei kompaso. Kaip jie sugebėjo taip astronomiškai tiksliai nukreipti masyvius koridorius tiesiai į šiaurę? Yra keletas tikslių šiaurės nustatymo būdų. Viena stebėti naktimis dangų ir ieškoti nenusileidžiančios viename taške besisukančios žvaigždės. Jie yra tiesiai virš šiaurės poliaus. Taip yra, nes Žemė sukanti savo orbitą, jos ašis visuomet nukreipta į vieną pusę. Šiaurinis dangaus polius – taškas, apie kurį sukasi visos žvaigždės. Taigi net senovėje žmonės galėjo pastebėti jo nesikeičiančią padėtį danguje ir kaip viskas sukasi aplink. Iš esmės, žvelgdami į šiaurę, senovės egiptiečiai galėjo matyti besisukančias žvaigždes
ir įvertinti menamą apsisukimų ašį, nustatyti, kur yra šiaurė. Tiksliai nustatę šiaurinį dangaus polių, senovės egiptiečiai jau galėjo įrengti besileidžiantį į šiaurinį dangaus skliautą nukreiptą koridorių ir virš jo pastatyti kitą piramidės dalį. Projektuodami nuožulnų koridorių, senovės egiptiečiai išties galėjo pasinaudoti poliaus žvaigždės būdu. Piramidžių koridoriai labai tiksliai orientuoti į šiaurę, nemariųjų, nenusileidžiančių žvaigždžių link. Ir vis dėlto, ar tokio astronominio suderinimo galia pakankama perkelti faraono sielą gyventi dangiškų visatos dievų draugijoje? Gizos piramidė saugo prieš 5000 metų klestėjusios senovinės kultūros paslaptis. Ar šios didingos kapavietės buvo skirtos perkelti faraonus ir jų sukauptus žemiškus turtus į naujus namus visatos tolybėse? Jei taip, kas tuomet teikia energijos šiems kosminiams laivams? Egiptiečiams pomirtinis gyvenimas buvo itin reikšmingas. Tad jie tikėjo faraono persikėlimu į teisėtą vietą tarp šiaurinio dangaus skliauto žvaigždžių. Tam pirmiausia, piramidės ir buvo skirtos. Norėdami suvokti, kaip senovės egiptiečiai įsivaizdavo tokią kelionę, turime susipažinti su Cheopso piramidės vidaus planu. Slaptų koridorių bei kambarių sistema. Statinio centre karaliaus salė. Joje tuščias sarkofagas, kuriame kadaise gulėjo faraono Cheopso palaikai. Sarkofagas, kuriame atgulė faraono kūnas, pastatyta centrinėje jį saugančios piramidės ašyje. Faraono kūną saugojo ir mumifikavimas. Per šį procesą šalinami vidaus organai ir palaikai išdžiovinami. Pasišalinus drėgmei, palaikai susukami į drobę. Kūno audiniams suirus, mumifikuotas skeletas atlieka palaikų vaidmenį ir simboliškai saugo faraono gyvybinę galią, vadinamą Ka, kuri galėtų susijungti su faraono siela, vadinama Ba. Tai labai svarbu. Jei piramidė kosminis laivas, tai mumija lyg akumuliatoriaus širdis. Mumija tarsi jungtis vėl sujungia Ba ir Ka. Senovės egiptiečiai galbūt tikėjo, kad Ba ir Ka susijungimas mumifikuotame lavone esą pažadina kosminę energiją reikalingą faraono sielą perkelti į pomirtinį gyvenimą tarp žvaigždžių. Ir tai logiška, nes svarbu ne tik mumifikuoti valdovą, bet ir užtikrinti, kad jo esybė pakliūtų į pomirtinį pasaulį. Bet ar nuožulnus koridorius padeda mistiniam šuoliui į žvaigždes? O gal didžiojoje Cheopso piramidėje yra ir kitų dangiškų portalų? O jei yra, į kurią visatos vietą per juos gali nukeliauti faraonas? Šiaurinėje ir pietinėje karaliaus salės sienose ypatingos šachtos. Jos per visą piramidę driekiasi laukan. Iš pradžių manyta, kad jos tai ventiliacijos sistema ar net apšvietimo įrenginiai. Jau buvo hipotezių, kad jos skirtos laidojimo patalpoms apšviesti, kai šviečia tam tikra žvaigždė tam tikru metų laiku. Astronomai atidžiai pradėjo tyrinėti, į kokius konkrečius taškus danguje nukreiptos šios šachtos. Jei pirminė piramidžių paskirtis ryšys su dausomis, šachtos turėtų būti nukreiptos į šiaurinę.
tačiau tarp jų ir žvaigždės nėra nieko bendro. Tačiau šviesulys, šiandien mūsų vadinamas šiaurine, egiptiečiams tuomet spindėjo visai ne šiaurėje. Laikui bėgant, žvaigždžių padėtis skliaute keičiasi dėl ypatingo Žemės ašies svyravimo – precesijos. Precesiją lengva paaiškinti šiuo žaislu. Įsuktas vilkelis panašus į aplink ašį besisukančią Žemę. Galime stebėti lengvą viršūnės svyravimą. Tai prilygsta precesijai sukantis mūsų planetai. Žemės sukimosi ašis ir pati lėtai sukasi. Vienas apsisukimas trunka 26 000 metų, taigi per šį laiką ašis pasikreipia į skirtingus dangaus skliauto taškus. Galime pamėginti grįžti į praeitį ir nustatyti, į kurį skliauto tašką ji rodo būtent tuo laikotarpiu. Prieš 5,5 metų, kai buvo statomos piramidės, šiaurėje buvo ne šiaurinė, o Tubanas. Šiaurinė šachta buvo nukreipta būtent į jį, o pietinė rodė į skaisčiausių Oriono žvaigždyno šviesulių būrį. Ar tai galėtų reikšti, kad šios šachtos buvo sugalvotos kaip milžiniškos observatorijos dalis, o ne kaip vartai faraonui į žvaigždes? Buvo romantiškiausių svarstymų. Neva Cheopso piramidė naudota kaip observatorija žvaigždėms stebėti iš jos gilumos. Gerai pagalvojus, tikra kvailystė. Juk paprasčiau dangų stebėti būnant lauke. Juk nereikia lįsti į piramidę, kad pamatytum žvaigždes. Kruopščiau ištyrus šachtas nustatyta, kad jos gale šiek tiek užlinkusios. Todėl žvelgti tiesiai į žvaigždes pro jas neįmanoma. Tuomet egiptologai pradėjo svarstyti, kad jų paskirtis vis dėlto labiau ritualinė nei praktinė. Galime teigti tik tiek, kad šachtos buvo kelias gyvybiniai valdovo galiai, jo sielai, jo persikelti į prisikėlimo vietas. Tai magiškos šachtos. Štai kodėl taip svarbu kapą kosminę prasme susijęti su šiaurinėmis žvaigždėmis, su Orionu, sujungti piramidę pagrindinėmis kryptimis, nes egiptiečiai manė išties prisijungiantys prie kosmoso. Niekur kitur pasaulyje, tik didžiojoje Cheopso piramidėje aptinkamos tokios į konkrečius žvaigždynus nukreiptos šachtos. Todėl galime kelti prielaidą, kad monumentą projektavę ir statę žmonės manė, kad tai naujoviškas ir galbūt geriausias faraono įamžinimas. Šachtos turėjo perkelti į žvaigždes ne tik faraono sielą. Jos turėjo kartu nunešti ir visus žemiškus Egipto valdovo turėtus patogumus. Kapuose rasta visokiausių buitinių reikmenų, ne tik asmeninių daiktų, tokių kaip faraono organai ar higienos reikmenys, bet ir brangenybių, galinčių pomirtinėme gyvenime faraonui padėti jaustis patogiau bei elegantiškiau. Šachtas gaubė dar didesnė paslaptis. Kodėl jos nukreiptos į šiaurinę ir pietinę padangės? Šiaurinė rodė Tubaną, Nemarėje, amžinai gyvenimą simbolizuojančią žvaigždę. Tačiau nemažiau reikšminga buvo ir pietinė šachta. Kadaise buvo nukreipta į 3 žvaigždes su dievu Oziriu siejamo žvaigždyno Oriono juostoje. Oziris pomirtinio gyvenimo dievas. Jis esą valdė metų laikus, gyvenimo bei mirties ciklą, taigi egiptiečių panteone buvo viena svarbiausių dievybių. Piramidė rodo minėto žvaigždyno kulminacijos tašką dangaus skliaute. Ir šis ryšys yra nepaprastai svarbus. Reljefiniai rašmenys vėlesnėse egiptiečių kapavietėse vaizduoja į Orioną keliaujančią faraono sielą, kuri virsta gyva žvaigžde. Būtent čia valdovo siela susijungia su Oziriu, simbolizuojančiu gimimo, gyvenimo, mirties ir prisikėlimo ciklą. Ozirio valia augalas išdygsta iš sėklos, vėl ją subrandinęs nuvysta, iš sėklų randasi nauja gyvybė ir taip toliau.
Matyt, taip pat ir su mirusiu žmogumi, kurio siela naktį grįžta į mumiją, susijungia su Ozyrio galia ir įgauna galimybę, atėjus rytui, prisikelti. Dar vienas stulbinamas atradimas padarytas karalienės salėje. Valdovė nebuvo palaidota, tačiau iš čia driekėsi dvi neužbaigtos šachtos. Pietinė kadaise buvo nukreipta į Sirijos žvaigždę, simbolizuojančią deivę Izidę, Ozyrio žmoną. Ar įmanomas dar reikšmingesnis ryšys su Orionu? Kokių dar paslapčių galėtų atskleisti šis žvaigždynas apie didžiąją Cheopso piramidę ir jo sąsają su visata? Gizos piramidės užburiantys valdovams pastatyti monumentai. Deja, tikroji jų paskirtis pranyko laiko smėlyje. Gal jos magiškas kelias į pomirtinį gyvenimą tarp šviesulių? O gal už kosmoso įkvėptų konstrukcijų slepiasi daug gilesnė prasmė? Gal daugiau užuominų rastume pažvelgę į piramides iš viršaus? Fotografijos iš oro atskleidžia, kad dvi didesnės piramidės pastatytos 45 laipsnių kampu. Tačiau mažiausiosios padėtis šiek tiek skiriasi. Iš pirmo žvilgsnio 3 Gizos piramidžių vieta suderinta. Tačiau nubrėžę liniją, galima sakyti, kaktomušą atsimušite į Mikerino statinį. Jis tikrai ne toje pačioje tiesėje, kaip kitos dvi piramidės. Kodėl senovės architektai sugebėjo kiekvieną monumentą suprojektuoti su niekingai maža paklaida? Piramides pastatė būtent taip. Yra manančiųjų, kad atsakymas slepia Cheopso piramidės pietinė karaliaus salės šachta. Kadaise ji buvo nutaikyta į 3 Oriono juostos žvaigždes. Jos vienoje linijoje, tačiau blankiausia šiek tiek nukrypusi į šalį. Piramidžių išdėstymas neįtikėtinai atkartoja šviesulių padėtį danguje. Taigi gal Gizos piramidės skirtos pagerbti 3 Oriono juostos žvaigždes? Iš esmės, 3 piramidės išdėstytos taip, tarsi simbolizuotų 3 Oriono juostos žvaigždes. Įsivaizduokite save, iš padangių žvelgiančius į žemę, tarsi būtumėte kur nors žvaigždėse, kaip įsivaizdavo tenykščiai, ir išvysite šviesulių projekciją čia pat ant žemės. Vis dėlto ši teorija turi didelį trūkumą. Oriono juostoje labiausiai į šiaurę nutolusi žvaigždė mažiausia, o Gizos plynaukštėje šiauriausia piramidė didžiausia. Tai problema. Norėdami tapatinti su piramidėmis, turėtumėte žvaigždyną apversti. Nesuprantama, kodėl egiptiečiai ar apskritai kas nors turėtų šitaip elgtis. Jau žinome, kad kryptys tai kultūrai rūpėjo, tad žvaigždėlapio vartymas visiškai neturi prasmės. Labai įdomi hipotezė. Viskas priklauso nuo to, kaip žiūrėsite į Orioną. Žvaigždžių juostos išsidėstymas atitinka, jei išvelgite vieną kryptimį ir netitinka jai kita. Taigi iš esmės nežinome, kur tiesa. Beje, piramidžių išrikiavimas į ne itin tobulą tiesą gali būti labiau susijęs su geografija ir geologija, nei su įkvepiančiu kosmosu. Atminkite, kad Gizos plynaukštė tikrovėje nėra švelnus smėliukas. Joje gausu akmens skirtyklų. Didžiosios piramidės pastatytos iš toje pačioje plynaukštėje aptinkamos klinties. Tad labai tikėtina, kad Mikerino kapas stūkso ne visai vienoje linijoje, dar ir dėl praktinių priežasčių.
Tačiau naktinio dangaus šviesuliai senovės egiptiečiams buvo tikrai svarbus orientyrai. O pati svarbiausia žvaigždė buvo matoma tik dieną. Saulė. Laikui bėgant, egiptiečių religiniai įsitikinimai kito. Vieni dievai keitė kitus. Ketvirtosios dinastijos laikais civilizacija pradėjo rodyti ypatingą prielankumą Saulei. Tuo metu į ją žvelgta kaip į galingą, paslaptingą šviesos rutulį, kasdien keliaujantį per dangų ir pranykstantį naktį. Be abejo, jie nežinojo, kas iš tiesų yra Saulė. Galėjo stebėti ją judančią dangumi ir nusileidžiančią vakaruose, kur jį pranyksta. Jiems teliko spėlioti, kad ji kažkokiu būdu keliauja po žeme. Taigi nusileidusi, ji tarsi mirdavo. Senovės egiptiečiai tikėjo, kad jų faraonui lemta mirti ir prisikelti taip pat kaip Saulei, patekėti ir nusileisti. Tikėta, kad žmogui mirus, siela tarsi užmiega ir ją būtina kiekvieną rytą vėl pažadinti. Prabudusi, ji įsiveržia iš kapo lygiai taip pat, kaip auštant galiausiai pateka Saulė. Gal galima senovės egiptiečių tikėjimu, prisikėlimu, paaiškinti, kodėl visos 3 piramidės buvo pastatytos ant vakarinio Nilo upės kranto. Šios piramidės sudaro į rytus bei vakarus orientuotą sistemą. Saulė teka rytuose. Tai nauja gyvybė. Tuomet praslenka virš galvos ir nusileidžia vakaruose, ten, kur ir pastatytos kapavietės. Besileidžianti Saulė simbolizuoja mirtį. Galbūt piramidės perkeldavo faraonus į Saulę, o ne į naktines žvaigždes. Geometrinė kapaviečių forma dažnai laikoma Saulės simboliu. Statūs šlaitiniai šonai prilyginami spinduliams. Jie lyg laiptai į dangų. Net kadaise buvęs baltas paviršius yra laikomas Saulės šviesą atspindinčių veidrodžių. Viena aišku, Turus klinti, piramidėms balinti jie pasirinko neatsitiktinai. Šis šviesus, baltai švytintis, virš jų stūksantis monumentas buvo it žmonės nušviečianti Saulė, it faraoną į dangų iškelianti mašina, taigi simbolinės reikšmės tikrai būta. Ar tikrai piramidžių paslapties atsakymas susijęs su Saule? Nauji atradimai leidžia manyti, kad piramidės yra daugiau nei kosminės energijos kupini kapai dykumos kapinėse. Jos gali būti ir mįslingo Saulės kulto dalis. Prabėgo 1500 metų, o Gizos piramides vis dar dengia paslapties ir spėlionių šydas. Kokia šių didingų akmeninių statinių paskirtis? Perkelti faraonus gyventi tarp šiaurinių, nenusileidžiančių žvaigždžių kosmoso tolybėse? Ar vis dėlto arčiau namų, greta Saulės? Nors iš laidojimo salių išeinantys koridoriai sąmoningai nukreipti į šiaurinį dangaus skliautą, galima sąsaja su Saule atskleidžia šių kapų geometrinį formą ir geografinė vieta. Gizos piramidės orientuotos ne tik į šiaurę, nors tai išties svarbu, nes būtent čia kryptimi valdovo siela iškeliauja nenusileidžiančiųjų žvaigždžių link. Jų kryptis į rytus bei vakarus susijusios su Saule, kuri pateka rytuose, keliauja virš galvos ir nusileidžia vakaruose, ten, kur ir palaidoti faraonai. Taigi, su kuo piramidės susietos ritualinė prasme? Su naktinėmis žvaigždėmis ar su Saule? Pažvelgę į Gizos plynaukštę iš viršaus, randame vieną iš trokštamų atsakymų.
Į pietrytinius statinių kampus nubrėžta menama linija nusidriekia iki dieviškojo Heliopolio. Šiandien jis palaidotas po kunkuliuojančiu Kairu. Tačiau anuomet garsėjo kaip saulės dievą Ra garbinusio kulto šventovė. Būtų pernelyg drąsu manyti, kad visos 3 Gizos statytojų kartos laikėsi vieno bendro sumanimo. Vis dėlto Chefrenas tikrai galėjo savo piramidės vietą derinti su Cheopso kapu, kaip ir Mikerinas su Chefrenu. Įstriža piramidžių išdėstymo linija Heliopolio link kelia naujų klausimų. Gal šie dieviški kapai saulės kulto dalis? Manau, kad statinių išdėstymas Gizos plynaukštėje susijęs su saulės dievu Ra dėl gana aiškios krypties į Heliopolį. Taigi sąsaja su saulė regis daug realesnė nei su dangumi ir žvaigždėmis. Turbūt labiau įtikinamų įrodymų randama piramidžių pamatuose. Kiekvienos kapavietės rytinės bei vakarinės pusės labiau suderintos su pasaulio šalimis nei šiaurinė ar pietinė. Taigi, prielaida, kad senovės egiptiečiai galėjo piramides statyti atsižvelgdami į saulėtekius ir saulėlydžius, o ne į šiaurinę žvaigždę, yra labiau tikėtina. Siekdami nustatyti šiaurės kryptį, senovės egiptiečiai galbūt galėjo vadovautis šešėliu, tokį kokį meta ir saulės laikrodžiai. Saulei tekant rytuose, ilgas rodyklės šešėlis krinta vakarų pusėn. Išaušus rytui ir saulė judant dangaus skliautu, keičiasi ne tik šešėlio padėtis, bet ir ilgis. Šiaurė yra toje pusėje, į kurią nusidriekia trumpiausias šešėlis. Inžinierius Glenas Dešas sumeistravo gnomoną, vertikalų virbą, veikianti didžiulė saulės laikrodžio rodyklė. Jis siekia patikrinti, kaip senovės egiptiečiai, norėdami tiksliai apskaičiuoti piramidžių pamato ar šlaitų padėtį, galėjo pasinaudoti šešėliu. Gnomono metodas iš esmės tas pats metodas, kurio mokomi skautai. Paprasčiau negali būti. Imi pagalį, smeigi jį žemėn ir visą dieną stebi metamą šešėlį. Gnomono vertikalaus strypo šešėlis nuo saulės krinta ant nedidelės, prie konstrukcijos pagrindo pritvirtintos medinės plokštės. Eksperimentas atliekamas vasaros saulėgrįžos dienomis, kada saulė dangaus skliautu keliauja aukščiausią trajektoriją, o šešėliai labai aiškus. Stebime šešėlį kiekvieną minutę. Pastatome nuskemtą kaladėlę taip, kad šešėlio galas sutaptų su linijų susikirtimu, o jos pagrindo vietą pažymime popieriuje. Sužymėję šešėlio kelią, galiausiai popieriuje nubrėžiame vadinamąją deklinacijos liniją, kuri vaizduoja saulės judėjimą dangumi per visą dieną. Nagi pažiūrėkim, kaip pasisekė. Vakarop, naudodami virvelę, apibrėžime aplink virbą pusratį, kuris deklinacijos liniją kerta 2 taškuose. Būtent tie tiksliai parodo rytus bei vakarus. Per juos galime nubrėžti rytų ir vakarų liniją, kurios statmuo rodys šiaurę ir pietus. Eksperimentas pavyko. Naudodamasis primityviu saulės metodu, Dešas 1/20 laipsnio tikslumu nustatė šiaurę. Esu įsitikinęs, kiti tyrėjai gana greitai padarys tą pačią išvadą. Piramidžių padėčiai didžiausią reikšmę turėjo saulė, o statant išorinį piramidžių sluoksnį, galėjo būti taikomas būtent šis metodas. O gal vis dėlto itin tikslų piramidžių suderinimą su saulė ir juose palaidotus faraonus sieja daug gilesnis ryšys. Pailguose grioviuose greta piramidžių atkasti 2 senoviniai laivai. Vienas jų 43 metrų ilgio, 12 irklų kedrinė valtis. Tiksli šių laivų paskirtis nežinoma. Jie galėjo būti ir laidojimo baržos, gabenusios Nilu faraonų mumijas į piramides, ir simbolinės transporto sistemos.
turėjusios pomirtinėme gyvenime faraonus perkelti į tolimas galaktikas dalis. Egipte norintys persikelti iš vieno upės kranto į kitą, turėdavo to prašyti keltininko. Galbūt egiptiečiai įsivaizdavo, kad sielai pomirtinėme gyvenime taip pat reikėjo įtikinti keltininką perplukdyti ją į kitą pusę. Senovės egiptiečiai tikėjo, kad mirusieji pakeliui į amžinąjį tikslą danguje turi įveikti pavojingus vandenis. Naktį velionis faraonas neva įžengęs į saulės dievo Ra valtį, kad tarp saulėlydžio ir saulėtekio įveiktų pomirtinio pasaulio žabangus. Senovės Egipte naktis itin pavojingas laikas. Todėl egiptiečiai įsivaizdavo, kad iš mirties tamsos į gyvenimo šviesą keliaujanti siela patiria tokius pat sunkumus. Laivai, kaip ir piramidžių forma, vieta bei padėtis, atskleidžia saulės kulto egzistavimą Gizos plynaukštėje. Vis dėlto tikrąją piramidžių sąsają su visata šiuose apylinkėse gali išduoti ir paslaptingo didžiojo Gizos sfinkso veidas. Senosios Gizos piramidės. Kas jos? Tik akmeniniai kapai? Ar faraonus į pomirtinį gyvenimą tolimuose galaktikose nunešantys kosminiai laivai? Koridorių ir šachtų išdėstymas nurodo sąsajas su naktinėmis žvaigždėmis. Tačiau piramidžių forma, padėtis pasaulio šalių atžvilgiu ir atkasti laivai liudija apie saulės garbinimą. Naujausi archeologiniai tyrinėjimai atskleidžia, kad šių paslaptingų monumentų galvosūkio atsakymus gali slėpti dar vienas įspūdingas Gizos plynaukštės statinys. Priešais piramides stūkso sfinksas. Milžiniška liūto su žmogaus galva skulptūra. Šešiaaukščiam namui prilygstantis pusiau žmogus, pusiau žvėris, vienas didžiausių ir žinomiausių tokio meno kūrinių pasaulyje. Senovės egiptiečiai sfinksą iškirto iš čia buvusios uolos. Pradžioje ją aptašė aplink, o po to iškalė liūto kūną ir faraono galvą. 1000 metų skaičiuojantis gulintis liūtas glumina egiptologus. Ant skulptūros įrašų galinčių paliudyti jos sukūrimo datą ar tikslą neaptikta. Beje, senovės kultūrose liūtas laikytas saulės simboliu, o žmogaus galva ant gyvūno kūno dažnai pabrėždavo valdovo protą ir galią. Valdovas su liūto kūnu simbolizuoja valdžios galią ir žvaigždžių ir saulės teologijoje. Sfinksas saugo kosmosą. Sfinksas prižiūri viso pasaulio tvarką. Norėdami suprasti sfinkso paskirtį, turėtume patyrinėti jo apirusį veidą. Kas šis liūtas su žmogaus galva? Skulptūra stūkso ilgo, grįsto tako, vedančio į antrą pagal dydį piramidę, kurioje buvo palaidotas faraonas Chefrenas pradžioje. Ir vis dėlto į ką labiau panašus monumentalusis kūrinys – į Chefreną ar jo tėvą Cheopsą? Neatmetu galimybės, kad sfinksas iš tiesų buvo monumentali gairė, žyminti pagrindinį įėjimą į Gizos plynaukštę visoms 3 kartoms. Galbūt pradėtas Cheopso valdymo metais. Per pavasario ir rudens lygiadienius Gizos plynaukštėje stebimas įdomus reiškinys. Tiesiai virš sfinkso galvos pakibusi saulė atsiduria tiksliai tarp Cheopso bei Chefreno piramidžių ir taip suformuoja Akhet hieroglifą, senovės Egipto saulės simbolį.
Galbūt sfinksas horizonto sergėtojas, ginantis saulės keliu per dangaus skliautą į pomirtinį gyvenimą tarp šiaurinių žvaigždžių keliaujančius faraonus. Sutapimas menkai tikėtinas. Negalėjo jie netyčia suderinti sfinkso bei šventyklos taip, kad saulė leistųsi per vidurį tarp Cheopso ir Chefreno piramidžių. Labai geras įrodymas, kad vadinamojo saulės kulto svarba tuo laikotarpiu smarkiai augo. Taigi, kaip galėtume apibendrinti tikrąjį senovės piramidžių statybos tikslą? Remdamiesi iki šiol surinktais duomenimis, turime pagrindą manyti, kad žymieji monumentai buvo skirti nuskraidinti faraonus į dangų, gyventi ir greta saulės, ir tarp šiaurinių žvaigždžių. Egiptiečių pomirtinio gyvenimo suvokimas nepaprastas. Jie įsivaizdavo, kad faraonas dieną laivu keliauja dangumi drauge su saule, o naktį praleidžia tarp nemariųjų žvaigždžių. Senovės egiptiečiai buvo gana pažangūs astronomai. Ir saulė ir žvaigždės galėjo pagelbėti jiems meistriškai pastatyti piramides. Piramidžių padėtį bei laidojimo sales jie galėjo derinti su saule, rytų ir vakarų kryptimi, o štai nusileidžiantys koridoriai galbūt suprojektuoti taip, kad valdovo siela prisijungtų prie nemariųjų žvaigždžių, tad jie derinti prie naktinio dangaus. Vertinant iš religinės pusės, logiška manyti, kad piramidžių išorė galėjo būti pastatyta atsižvelgiant į saulę, o žemėjantys koridoriai į žvaigždes. Supratę, kaip šių monumentų statybai buvo panaudotos astronomijos žinios, galime trumpam žvilgtelėti į senąją civilizaciją, kurioje susipina astronomija, architektūra bei religija. Į visuomenę, kuri puikiai nutuokia apie visatos egzistavimą, jos svarbą gyvenantiems Žemėje ir į jų tikėjimą pomirtiniu gyvenimu. Tekstą vertė Andrius Karazinas, skaitė Marijus Žiedas, įgarsinta LRT.